Prašome prisistatyti. Aš Petras Petravičius iš 5G klasės. Debatų menas. Šou ar tiesos paieška? Ar debatai padeda pakeisti nuomonę patiems debatuotojams? Kas įtikina, o kas ne? Ar tai, ką girdėjau iš prezidento, mamos ar Anglijos mokslininkų, yra nenuginčiama tiesa? Toks debatų pristatymas sudomino mūsų bendruomenę ir nuspręsta į gimnaziją pasikviesti organizacijos vystymo ir mokymų plėtros vadovą Luką Kulikauską, kuris su lektore Indre Maršantaite organizavo ir vedė debatų dirbtuves 2-4 gimnazijos klasių moksleiviams. Jų metu gimnazistai praktiškai išbandė debatų metodą, aptarė dažnai pasitaikančias argumentacijos klaidas ir kokiu tikslu jos daromos. Taip pat buvo aptartos viešosios komunikacijos tikslas ir strategijos. Užsiėmimų tikslas – praplėsti jaunuolių akiratį ir sustiprinti pasitikėjimą savimi. Lavindamos komunikacijos, kūrybiškumo ir kritinio mąstymo įgūdžius, komandos įveikė netikėtus bei labai smagius iššūkius. Šiandien apklausime klygiečių apie įvykusius debatus. Prašome prisistatyti. Aš esu Samanta iš 4 GA klasės. Čedinas Rimkus iš 3 GA klasės. Lukas Jucius, 4 GB. Norime paklausti, ar pirmą kartą dalyvavote tokiuose mokymuose? Apskritai, debatuose dalyvauju ne pirmą kartą, nes yra tekę debatuoti net užsienyje, Estijoje, su programa ESMAN, bet grinai mokymuose apie debatus taip dalyvavau pirmą kartą. Pirmą kartą dalyvavau. Pirmą kartą. Kaip manote, ar ši veikla buvo kam nors jums naudinga? Taip, manau, ši veikla buvo naudinga, nes išmokome vienas su kitu ginčytis su reikalu, nebe reikalu, mąstyti vietoje greitai. Veiksmingi ir efektingi netgi buvo labai įdomu diskutuoti įvairiomis temomis ir išgirsti taip pat kitų poziciją ir taip pat pristatyti savo pažiūras. Ar manote, kad šie mokymai buvo veiksmingi? Buvo smagu aptarti visokias temas ir tiesiog pabendrauti, tai šiaip gal ir buvo veiksmingi. Ir ar jums jie patiko? Nežinau, patiko praleisti laiką tiesiog ir į pamokas neiti. Taip, žinoma, nes vienareikšmiškai tai buvo labai naudinga ir smagu. Ačiū labai. Taip. Ačiū. Prašome prisistatyti. Čia kalbėti į gėlytę, ne? Tai aš esu Lukas Kulikauskas, esu Mostai organizacijos vadovas ir mes esam taip pat mokymų partneriai toje organizacijoje ir taip pat aš esu komunikacijos treneris, tai čia tą progą ir atvažiavau. Labas. Labas, tai aš esu Indrė Maršantaitė, jeigu reikia ir pavardės. Tai kartu su Luku darbuojamės Mostuose, esu mokymų vadovė, esu jaunimo darbuotoja ir kažkaip labai mėgstu ir labai patinka dirbti su jaunais žmonėm ir su žmonėm, kurie dirba su jaunais žmonėm. Koks įspūdis susidarė apie mūsų mokyklą bei mūsų mokyklos mokinius? Aš tai pasakysiu, kad labai teigiamas, bet ne tik apie mokinius, nes mes su mokytojais šiek tiek dar irgi pasisocializavom, pabendravom, tai man atrodo, kad labai ir mokytojai stengiasi dėl jūsų ir tas pastanga labai jaučiasi ir su jumis dirbant. Tai reiškia, kad jūs esate tokie ir atviresni, man atrodo, drąsesni, laisvesni, tai man toksai įspūdis susidarė. Aš tai galvoju, kad jūsų mokyklos mokiniai, ką patyriau, tai yra labai smalsus. Tai smalsus ir atviri turbūt patirti skirtingas nuomonės, nes debatai ir yra apie tai, ar ne? Nebūtinai tau išpuls tik tai savo nuomonę dėstyti, gali būti, kad tu turėsi debatuoti visiškai priešingą savo vertybiškai nuomonę, ar ne? Tai man atrodo smalsumas ir tokia domėjimasis ir kaip jie patys, man atrodo, įvardino drąsa ginčytis, bet labiau gal neginčytis, sakyčiau, bet toks drąsa išsakyti savo nuomonę, kurią jaunas žmogus, mano manimu, turi labai aiškiai, ar ne,
Ir visiškai nesutinku visada, kad su ta nuomonė, kad jaunimas mūsų ateitis, aš sakau, kad jaunimas mūsų dabartis, ar ne, jūs esate dabar. Tai čia jau turbūt einu ir prie to paskutinio klausimo, ką palinkėčiau, ne. Tai būkite drąsiai dabar ir drąsiai sakykit savo nuomonę, nes tik jūs galit pasakyti, ar ne, ar norit Vote 16, pavyzdžiui, ar ne, ar norit regitrą, kad būtų vienintelė, ar norit, nežinau, migrantų, ar norit laisvės daugiau, ar ne, ar norit uniformų. Nu, vat jūsų nuomonė yra svarbi dabar ir šiandien. Ir ar manote, kad šie mokymai buvo mums veiksmingi? Aš sakyčiau, kad sunku pasakyti, nes toks paragavimas. Šitie mokymai yra iš esmės paragavimas ir rezultato tokio, kaip aš galbūt net ir nepamatysiu, ne? Tai negaliu pasakyti, bet ką aš išgirdau iš to paskutinio rato pasidalinimo, ką išsineša, tai bent jau tokį kažkokį punktą savo ir galbūt tai, ką mes norėjom perduoti šitais mokymais, tai pasiėmė. Tai vėlgi drąsa, drama ir taip toliau, tokie buvo esminiai kertiniai žodžiai išgirsti, kur man atrodo, kad buvo išgirsta, suprasta ir tada galbūt kryptis bent jau atrasta, kur toliau savo pasimti ką. Tai vat tiek. Aš gal tik labai trumpai irgi dar ką pridėsiu, tai išsinešė, daug kas tikrai sakė komandiškumas, kad jausti vienas kitą ir vieną kitą, ne, ir kažkaip tai, pasitikėti, ruoštis, bet ir palaikyti kartu. Ačiū labai.